Sveiki, kolegos. Tai šiandien pakalbėsim apie investavimo stilius. Vienas kolega iš grupės paminėjo, kad žmonėm tai turėtų būti įdomu ir jam pačiam įdomu, tai pakalbėsim apie šiandien apie tris investavimo stilius. Yra investavimas, yra swing tradingas ir yra day tradingas. Šiandien daugiausiai kalbėsim apie swing tradingą, kuris yra mano vienas mėgstamiausių realiai investavimo būdų. Ir rinkoje aplamai daug žmonių renkasi swingą, bet susiduria su tam tikrom problemom, su gal neišprusimu, sakyčiau, netgi taip drįšiu pavadinti, edukacijos trūkumu, dėl to žmonės pereina į tą nuobodų investavimą, kur nuperka ir laukia 5 metus, kol kažkas įvyks arba neįvyks. Tai žodžiu, taip jeigu greit prabėgant, tai ne, investavimas yra dalykas, kur investuojam nuo metų ir daugiau, metai 2, 3, 5, ne, kur nuperkam, paliekam ir mums nėra didžiulio skirtumo, ar mes akciją pirksim čia ar čia, nes mūsų tikslas yra, kad ilgainiui ta akcija kils, važiuos į viršų ir pasieks mėnulį. Kas liečia day tradingą, tai day tradingą mes ieškom zonų, kur galėtumėm daryti dienos prekybą. Ką tai reiškia? Kad mes, tarkim, nuperkam vienoje vietoje, tą pačią dieną laukiam, kol nujuda, parduodam ir uždirbam skirtumą. Tai čia yra day tradingas. O swing tradingas, kurį mes žiūrim dažniausiai valandiniam grafike, mes ieškom zonų, kurioje kaina gali reaguoti į vieną ar kitą pusę, ne, ir nuo tų zonų, jeigu matom, kad mūsų užėjimas yra tinkamas, mes užeinam ir tame treide būnam nuo kelių dienų ir gali būti iki kelių mėnesių. Tai nežinau, mano asmeniškai ilgiausias svingas gal yra buvę 7 mėnesiai. Bet čia tokia išimtis dažniau negu taisyklė, tai pakankamai retai. Tai jeigu kalbant daugiau apie svingą, ne, tai ką mes matome, kad yra subraižytos čia linijos yra support resistant mūsų zonos, pasipriešinimas arba palaikymas. Kaip braižomos šios zonos, galit susirasti yra kitose videose, bet jeigu trumpai, tai kuo daugiau susikirtimo takų, tuo matom, kad mūsų zona yra aktyvi ir joje vyksta pirkėjų pardavėjų kovą ir jeigu tai ateina iki mūsų zonos, mes žinom, kad mes turėsim vienokią arba kitokią reakciją. Tai mums reikia žinoti, kaip elgtis vienu būdu, jeigu kerta mūsų lygį, arba kitų būdų, jeigu atmeta mūsų lygį. Kokius mes turim daryti veiksmus, ar turim shortint, tai vadinamą akciją, ar longint. Aš asmeniškai svingo pozicijas darau tik tai long, short pozicijų svingo yra labai mažai, tai shortinu praktiškai tik tai day trading'e, o swing'e labai mažai. Bet yra tikrai buvę per gyvenimą ir short swingų, tai vadinam, tai bet mažai. Tai žodžiu, tai kur žmonės daugiausiai klysta swing trading'e, dabar pakalbėkime apie tai. Dažniausiai, kiek yra tekę susidurti, kur žmonės klysta, tai yra netinkamas užėjimo taškas. Jeigu mes žiūrim swing tradingo užėjimo tašką, ne, ir mes turim nusibraižę savo zonas interesų, mūsų užėjimo taškas į long poziciją negali būti prie lygio viršaus, jisai turi būti lygio apačioj. Dėl ko? Nes pakilus iki mūsų lygio mes galim čia turėti pasipriešinimą ir čia jau prasideda tikimybė 50/50, kad pajudės arba į vieną, arba į kitą pusę. Tai kadangi padidint visas galimybės į savo pusę, mes turim pirkti zonos kanalo apačioje. Tai čia būna pagrindinė problema, kad būna netinkamas užėjimo taškas, o antra problema būna netinkamas išėjimo taškas. Lygiai taip pat, jeigu mes žiūrim į swing poziciją, važiuojam ir mes matom, kad čia mes turim jau pasipriešinimo zoną, tai ką tai reiškia, kad mes jau matom pasipriešinimą, mes išeinam iš pozicijos. O kiti nuperka ir tikisi, kad ten akcija važiuos į vieną pusę ir niekada nesikoreguos. Bet mūsų akcijas, kas bent kiek susipažinę su techninė analizė, žino, kad niekada nejuda taip, į statmenai viršų, jinai juda taip. Akcija visada grįžta, prisirenka kūro, taip vadinamai, ir tada vėl važiuoja į viršų. Pavažiuoja į viršų, vėl konsoliduojas, pakaupia orderių, vėl važiuoja į viršų. Ir arba į vieną, arba į kitą pusę. Tai čia žmonės daro didžiausias klaidas. Kita klaida, kad netinkamai pasirinktą poziciją. Ką reiškia netinkamai pasirinktą poziciją? Kad žmonės perka swing trading poziciją už visus pinigus, kiek turi. Tai čia irgi yra didžiulė klaida, nes kaip ir visi žinom, kad finansų
srity reikia viską diversifikuoti, visas pajamas, tai mes niekada neįsim į swing tradingą su visa pozicija. Galime eiti ant 20%, 30% nuo mūsų turimo kapitalo ir taip toliau. Mūsų rizika. Čia nėra vienos taisyklės. Kiti skiria swing pozicijai 2-4% stop loss. Tai čia vat irgi, čia turi kiekvienas priimti savo sprendimus, bet aš tikrai pažįstu tokių žmonių, kurie skiria daug mažiau procentų ir daug daugiau procentų. Kita problema, su kuo susiduria, tai aptariam užėjimo taškas, išėjimo taškas, ane. Kita problema yra stop lossas. Žmonės nededa stop. O jeigu nededa stopo, tau kai kaina pradeda kristi, įsivaizduokime, ne, čia mes turim lygį. Ir mes čia užeinam, bet užeinam užeinam į long poziciją, ne? Mūsų kaina čia nelaiko ir važiuoja į apačią. Tai jeigu mes čia neturim stopo, užsibrėžę, kad jeigu pasieks mūsų kainą, mes čia parduodam. Ir jeigu neturim stopo, tada kaina dar biškį pakrenta ir mums jau pradeda įsijungti viltis. Kaip įsijungia viltis, kas tada atsitinka? Tada greičiausiai kaina nuvažiuoja tiek, mes jau čia sėdim labai dideliam minuse, daug dideliam minuse, negu čia būtumėm pliuse buvę. Ir tada pradedam sakyti, kad čia investavimas, niekam tikė, čia nieko nesuprantam, čia mums blogai visi viską aiškina. Tiesiog viskas yra ne taip, jūs sprendimus priemat patys ir patys esate atsakingi tiek už savo pinigus, tiek už sprendimus. Ne? Tai ko žmonės nedaro dažnu atveju, tai nededa stop lossą. O dėl ko nededa stop lossą? Dažniausiai dėl to, nes visiškai nepasidomi techninė analizė. Jeigu norim prekiauti swing tradingu, tai mums reikia bent turėti pagrindus techninės analizės. Techninė analizė išmokti nėra sudėtinga, visi tikrai tai gali padaryti, yra pilna literatūros, pilna visokios informacijos, tiek internete, tiek visur, nereikia imti kažkokių specialių mokymų ar dar kažko, tikrai visi tai gali padaryti. Tai išmanant techninę analizę bent kiek susibraižius lygius, sužinom, kad mes turim savo support, resistance, ne, pasipriešinimą, palaikymą. Mums yra aišku, kur yra mūsų užėjimo taškas ir kur yra mūsų išėjimo taškai. Ne? Išėjimo mūsų taškai yra tie pasipriešinimo zonai. Pavyzdžiui, šituo atveju čia idealiai nujudėjo, ne? Ir mūsų pasipriešinimo zonos buvo kokios. Čia buvo pirma pasipriešinimo zona, o čia buvo antra pasipriešinimo zona. Mūsų užėjimas čia, mes čia užeiname long poziciją, ateinam iki čia, jeigu dar turėjom dailę SMA, matom, kad laiko dailę SMA ateina iki mūsų lygio. Ir mato, čia pradeda kaina va taip pirmyn aukštyn važinėti. Yra du variantai. Arba parduoti visą poziciją, arba parduoti dalį pozicijos. Parduodat čia 80-70% pozicijos ir likutį pasiliekat ir žiūrit, kas bus toliau. Pajuda kaina dar aukščiau, viskas, parsiduodat visą poziciją ir viskas. Kodėl čia parsidavėt visą poziciją, nes va čia matėt irgi, kad buvo tokios įdomios vietos, kuriuose kaina galėjo reaguoti. Tai čia yra techninė analizė, čia labai paprastas dalykas išmokstamas. Bet reikia nepamiršti, kad čia viskas gerai, jeigu nuidėjo į mūsų pusę. Jeigu būtų nuidėję ne į mūsų pusę, mes, kadangi jau šiek tiek išmanom techninę analizę, mūsų stopas buvo žemiau mūsų lygio. Kodėl mūsų stopas buvo žemiau mūsų lygio? Dėl šitų zonų. Matėme, kad čia kaina reagavo. Tai mes žinom, jeigu kaina nesustos prie šitų mūsų vietų, kur mes esame užsibrėžę liniją, tai kad paleis kainą toliau į apačią. Tai mes valdydami savo rizikas būtinai dedame stop loss. Ar mental stop lossą, ar dedam tight stop lossą, kurių būna mūsų statę limit orderių. Esmė yra visada swingė, tiek tradinime, investavime žmonės dažnu atveju nenaudoja stop loss. Žinoti, kur mes išeisim iš pozicijos, jeigu tradas pasisuks ne į mūsų pusę. Šitas dalykas yra labai svarbus. Tai va. Tai šį procentaliai labai daug žmonių užsiema swingu, vien kodėl, nes swingas netima tiek daug laiko kaip day tradingas. Jūs galit grįžę po darbo, jeigu stebit akciją, būti susidėliojus lygius ir jeigu matot, kad kaina ateina iki jūsų lygio, ne, ir čia pradeda stoti, jūs tiesiog darot užėjimą, stopą dedat žemiau ir žiūrit, kas bus toliau. Tai šiuo atveju swingas dirbantiems žmonėms yra labai patogus reikalas, tik tiek, kad pradžiai norint daryti tuos treidus sėkmingus procentaliai, tai reikia biškai pasigilinti į techninę analizę, pasistudijuoti užėjimo taškus, kuriuose vietose užeidinėti ir atlikti biškai namų darbų. Man asmeniškai irgi swingas labai patinka vien dėl to, nes investavime pozicijos reikia laukti ilgai, kol uždirbama, o čia mes gaudom judesius. Mes gaudom judesius tiek į vieną, tiek į kitą pusę, ne, čia kas mėgsta swingų fortint ir taip toliau, bet jeigu longint, tai mes ieškom tokių vietų, užėjimo taškų ir laukiam tokių judesių. Šitie judesiai
būna, vat, jeigu imti kokią Nvidia, tai judesys trunka 4-5 dienas. Tai jūs, tarkim, nusiperkam traidą, 4-5 dienas, bam, uždarot pliusiuką ir džiaugiatės. Viskas priklauso nuo jūsų turimo akcijų kiekio ir nuo užėjimo taškų. Tai, tai va, tai turbūt tiek būtų apie svingą. Dar svingus žiūrim valandiniam grafikę. Užėjimo taškus tik tai žiūrim 5 minučių time frame, bet iš principo atrodo mūsų swing visa teorija taip, kad swingas šiaip labai geras dalykas, dar kartą pasikartosiu, kad žmonės tikrai gali tuom užsiimti, nereikalauja daug laiko, galit per pietų pertrauką prisėsti, susibraižyti lygius, parinkti informaciją. Man vien dėl to swing tradingas labai patinka, kad mes nestebim swing tradingė fundamentalios analizės, visiškai mums nesvarbus įmonės ekonominiai rodikliai, mes tiesiog prekiaujam tarp zonų ir mes žinom, kur mes užeiti turim, kur turim išeiti, kur gali reaguoti. Tai tam ta techninė analizė mums reikalinga. Tai nereikia mums ten domėtis, ar ten kažkas pirks, ar parduos įmonę, ar ten, nežinau, kokia keičiasi valdžia, SEO direktoriai, ar ten išeis ataskaita blogesnė. Taip mes prisisaugom tų dienų, kaip yra ataskaitos, stengiamės prieš ataskaitas swing pozicijas uždaryti. Ten ar kažkokių didelių ekonominių naujienų bendrai Amerikoje irgi stengiamės pozicijas ar susimažinti, ar uždaryti, jeigu turim galimybę. Bet iš principo tai labai patogus prekybos stilius. Tai visiems rekomenduoju pabandyti. Ir dabar trumpai keliamės į kitą video, dar noriu šitą parodyti. Nu, tai susilaukiu nemažai klausimų, kas ten kaip tai grupėje atrodo, tai va dalinuosi. Tai vieną rytą dalinamės, kur yra spajus, dalinamės lygiais, ką matom, kur būtų galima užeiti, kuriuose vietose atkreipdėmėsi. Po to turim trading dieną, čia kur šnekam apie tradinimą. Po to turim investavimą, skilti investavimo idėjas, kodėl įdomu investuoti ar į vieną, ar į kitą dalyką. Po to turim swing skilti, kur irgi metam idėjas, kur įdomus momentai, kur reikėtų atkreipti dėmesį, kodėl reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Tai va, tai tokiais dalykais dalinamės. Disbalansų grafikų, kas susipažinę irgi įdomių. Po to turim mokyklos skilti, kur dedam video, praktinius patarimus, edukacinius video, ką atkreipti dėmesį, tai čia viskas saugoma, galima peržiūrėti. Po to turim šiokią tokią psichologiją skilti, kur irgi dalinuosi savo patirtim, patarimais. Po to turim knygų skilti, po to turim video, klausimai pagalba, apklausos ir čia skiltis, kur kalbam apie viską. Po to dar naudingos nuorodos. Ir tiek, tai taip atrodo mūsų ta grupės medžiaga. Tai kam įdomu, galite ateiti, pasibandyti. Savaitę galite pasibandyti nemokamai. Pridėsiu dabar savo paštą, tai parašykit man į paštą ir atsiųsiu jums prisijungimus ir taip galėsim susikontaktuoti. Tai jeigu buvo video įdomus, irgi paspauskite like, parašykit komentarą, patiko, nepatiko, gal kažką dar norėtumėte išgirsti apie kitas temas. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū už jūsų dėmesį šiandien ir gražios dienos.